Sveiki. Ant mano stalo mažyčiai akvarelinio popieriaus lapeliai, kurie yra sukurti jau ne kartą vestoje klasikinės akvarelės miniatiūroje pamokoje. Apie ką ši pamoka? Kadangi aš vėl žadu ją vesti, noriu trumpai apie tai papasakoti, kad jums būtų lengviau apsispręsti, ateiti pas mane ar ne. Tai turėsime reikalą su akvarelė, kuri yra vadinama klasikinė, todėl kad nuo jos prasidėjo iš visas akvarelinis pasaulis. Ja dažnai galite sutikti ir tokiuose kvadratiniuose loveliuose, jie yra suformuoti į dėžutės ir yra rinkiniai, bet žmonės, kurie daug dirba su akvarelė, jie jau perka jas tokiuose tubelėse ir iš tų tubelių jas išspaudžia į tokias paletės. Tai ir mes lygiai taip pat visą mano, kaip sakant, spalvų arsenalą išbandysime. Ir kartais tam, kad sukurti paveikslėlį, reikia tik tai kelių atspalvių, visai nereikia visos akvarelinių spalvų dėželės. Ir pati akvarelė, jos reikia labai nedaug ir jinai gali pavirsti tikrai pakankamų kiekių dažo, kuris skiedžiant vandeniu, taip po truputį virsta labai solidžia ir žalia spalva. Ir matot, čia toks tirštumas. Tai pirma, ką mes išmoksime, tai prasiskiesti akvarelinį dažą tiek, kad galėtume pradėti su juo lieti. Tai žiūrėkit, mažytis dalies žirniuko dydžio akvarelinio dažo gabaliukas, čia dar jisai net visas neišpiltas, neišlietas, neištirpdytas vandenį. Tai žodžiu, pamoka tikrai labai šlapia. Bet tuo pačiu jinai yra ir miniatiūrinė, kaip matote čia šitoje širdelėje, ir lapeliai yra nedideli, nes aš esu miniatiūrų kūrėja. Taigi neklijuosime didelių akvarelinių lapų, kuriuos būtinai reikėtų priklijuoti, jeigu juos visus naudotume. Naudosim mažus lapelius ir po truputį išmoksime tiesiog dėti akvarelinius sluoksnius, kad suprast, apie ką ta akvarelė patinka ar nepatinka mums šitas dažas, ką mes su juo galim padaryti. Ir lėtai, nes mano pamokose visada lėtas laikas, mes išmoksime sukurti keletą miniatiūrų. Tikrai sukursite keletą paveikslėlių, jau vien dėl to, kad ir pats pratimų darimas, čia dabar tą, ką aš šnekėdama su jumis darau, tai aš užliejinėju pirmą sluoksnį iš tos balelės, kurią pasidariau. Ir taip sluoksnis po sluoksnio, po truputį užauga tokie įdomus dalykai, kurie savaime jau yra meno kūrinėliai. Na, o vėliau truputėlį įsisavinę jau, kada džiovinam, kaip viskas vyksta, pradėsime bandyti ir valdyti tą procesą. Štai šita širdelė, jinai pačioj pradžioj buvo vienu sluoksniu užlieta žaliai. Taigi, reiškia, galima pasidaryti vandeniu ir kažkokią tai konkrečią formą. O vėliau buvo dedamos kitos spalvos. Kaip ir čia, pati pirminė spalva yra ta švelni žalia, o vėliau užauga visas šitas mažas toks pakrantės vaizdelis. Jisai yra kartotas keletą kartų su visokiom versijom, dėl to, kad mokiniai norėjo pabandyti. Jisai gali būti nebūtinai žalias, jisai gali būti ir kitų atspalvių padarytas, gali būti improvizuoti kiti dalykai, medelis pirmam plane. Bet visų pirma, viskas prasideda, žinoma, nuo tokio mokėjimo tiesiog valdyti sluoksnius. Taigi nemažai, kokią 1,5 valandos mano pamokoje mes tą ir darysim. Tai sustabdys, teiks terapinį lėtumo, minkštumo pojūtį. Psichika persijungs, kaip visada mano pamokose. Ir ant jūsų stalo, čia kaip tik mano mokinukė man padovanojo vieną iš tokių savo pratimų, bet kažkas tokio tarsi nupiešto, bet nenupiešto, nuguls ant jūsų stalo keliose egzemplioriuose. Galima ir pajuokauti. Čia irgi pratimas, bet vėliau jisai išjaustas jau ir kaip kažkoks tai vaisius. Čia liktai tai bandėm mėlyną spalvą įsisavinti. Šalia visą laiką atsigula šitokia maža paletė, nes visus tos sluoksnius, kuriuos mes pasidarom, mes turim išbandyti pradžiai, ar tai yra tas atspalvis, kurio mes norim, ar ne tas. O tada mes jau kūrėme paveikslėlį. Čia kaip tik šito paveikslėlio paletė.
Tai kaip sukurti paveikslėlį, ką nuo ko pradėti, kaip sluoksnis po sluoksnio paveikslėlis auga, šita pamoka ir dėstys. Na ir po to ant mūsų stalo liks ir daugybė visokių pratimėlių, bet tuo pačiu jie kartais labai gražus ir primenantis atvirukus ir sėkmingiausiai galintys virsti atvirukais. Na ir žinoma, vėliau jau tikrai bus kažkokie tai paveikslėliai. Va. Čia irgi daugybė versijų tos pačios idėjos, bet viskas prasideda nuo pirmojo sluoksnio. Netgi jeigu rimtesnis paveikslėlis, tai prasideda nuo švelnaus pieštuko. Mes maždaug pasižymim zonas, kurios kaip spalvinsis. Ir tada jau paveikslėlis užauga su visa savo jėga. Tai čia toks kantrybės reikalaujantis užsiėmimas, bet ir tuo pačiu mokantis lėtumo, mokantis tokio neskubėjimo, liejimo. Vat, ir čia irgi vienas iš mano tokių pavyzdukų, kas nuo ko prasideda. Vat, pradžioj būna tik tai mažas vos matomas rausvas rūkas. Tada pasimato žolytė ir paliekama baltas namelis. Vat, ir šitą pratimą tikrai darysite. Vat, tada jau kažkoks medelis užauga, jau medelis yra jau trečias sluoksnis. Truputėlį formą įgauna pats namelis. Vat, tada jau atsiranda namelio spalvos ir kažkokie tai niuansai. Ir tada jau visa gausa, kaip viršutinis sluoksnis, labai plonais teptukais užauga ir mūsų rankose atsiranda paveikslėlis. Tai va, tai maždaug apie tai yra visa mano klasikinės akvarelės pamoka, apie sluoksnius ir vėliau į tą patį piešinį, žinoma, net gali atsirasti ir grafika. Čia jau yra mano asmeninis atrastas stilius, aš maišau grafikos technikas su klasikinė akvarelė, labai mėgstu ir sluoksniuoti, bet po to dar mėgstu ištraukti man svarbės detalės ir grafiniu būdu. Ir tokiu būdu mes jau po truputį patenkam dar į kitą mano pamoką, kuri yra lėto laiko pratybos ir atsako į klausimą, kaipgi atsitinka man tos linijos, kaip aš taip galiu sugalvoti, kaip tos linijos manęs klauso, tai tam jau atsakymui, kaip su tom linijom veikti, yra visai atskira pamoka ir vadinasi lėtojo laiko pratybos. Tai jeigu jūs sudomino šita lengvutė, švelni, žadinanti akvarelė lėkštutėje tokioje pamoka, jeigu norite ištyrinėti, kas yra tie akvareliniai dažai ir kaip jie veikia, kaip jie gali įsipiešti galbūt į jūsų jau daromas meninės veiklas, labai jūsų laukiu ir iki pasimatymo klasikinės akvarelės miniatiūroje pamokoje.